Labas vakaras, jūsų dėmesiui penktadienio žinios. Trumpai ką laidoje matysite. Marijampolė turės dar vieną galeriją. Vertingą meno kolekciją padovanojo iš Sūduvos kilusi mecenatė. Marijampolėje paskelbtas startas suaugusiųjų švietimo savaitei Lietuvoje. Kodėl tarp 100 skolininkų atsidūrė ir 2 didžiausios Marijampolės įmonės? Marijampolėje duris atvers dar viena menų galerija. Ji kuriama švietimo centre. Vertinga apie 2,3 milijono litų vertės kolekciją padovanojo iš Sūduvos kilusi mecenatė Beatričė Kleizaitė Vasaris. Iš Marijampolės apskrities kilusi, vėliau Austrijoje, Italijoje, Argentinoje, Jungtinėse Amerikos valstijose gyvenusi, o nuo 1991 metų į Lietuvą sugrįžusi Beatričė Kleizaitė Vasaris nusprendė savo sukauptą vertingą meno kolekciją padovanoti Marijampolei. Maždaug 2,5 milijono litų įvertintoje kolekcijoje 30 autorių ir apie 300 tapybos, skulptūros ir grafikos darbų. Iš Amerikos yra, tai paminėjau, reiškia Joniną, Kašubą, Žurumskį, Igną, Remeiką. Dabar mintinai nebeprisimintų Petravičius, Ratas, ir visai eilė kitų. O iš Lietuvos tai irgi yra, ten ir Veiverytės, ir kitų yra. Bet gražiausias, brangiausi dalykai tai yra Kašubos skulptūros, kadangi jų niekas neturi, jos nepardavinėjamos, yra tik tai tos, kur man, reiškia, padovanojo pats autorius. Vieni pirkti, kiti gauti dovanų, kadangi tai Amerikoje aš tais laikais dar skaičiausi teatralį, ruoždavom veikalus, vaidinimus, statydavom programas ruoždavom ir atsidėkodami žmonės ne pinigais, žinojo, kad mėgstu meną, duoda paveikslą. Antras dalykas, mes visi buvom pažįstami, dailininkai, beveik su visais dailininkas pažįstami ir draugai. Laikyti namuose, kada pamato vienas antras žmogus, tai ne visi gali matyti, nes nedaug ką galiu padėti ant sienų, vienas dalykas. O kada žmonės mato paveikslus, jie yra gyvi. Ir pavyzdžiui, kai aš kalbėjau dabar dar po šitų dalininkų, jeigu žmona yra dar gyva. Ir aš jai aiškinu, kodėl aš neparduosiu nei jokio paveikslo, vien tik todėl, kad juos surinkus visus bus eksponuojami visi. O kaip tu atiduoji į muziejų, didelį muziejų, tai daugumoje eina į fondų. Aš esu lietuvis suvalkietis, reiškia. Tai reiškia Suvalkijos sostinė ir turėtų turėti savo, reiškia, gerą kolekciją. Gal ateityje pasidarysi koks nors miesto muziejus iš tos kolekcijos, tikiuosi. Beatričės Kleizaitės Vasaris vardo menų galerija kuriama apskrities švietimo centro salėje ir kitose patalpose. Aš ir apsidžiaugiau, kadangi tiek paveikslų gauti miestui, tai yra, kaip tu sakė, didelis turtas ir jie įvertinti yra iš 2 milijonų. Visas tas žydų sinagogos pastatas būtų atiduotas šitai Beatričės Kleizaitės Vasaris, kaip tik tai menų, jau vadytum menų, kadangi ten vis ne tik tai tapyba, bet yra ir skulptūros, tai menų būtų galerija. Mes tada ir prižadėjom pavadyti jos vardu. Tie darbai turėtų kažkur tai, sąmatos galutinai nėra, apie 100 000. Aš manau, kad tokius pinigus naujam biudžete mes numatysim, kadangi visų partijų atstovai, tarybos nariai pritarė šitam reikalui, aš manau, kad mes jau galim pradėti dirbti, kadangi pritarimas yra, kitų metų biudžete numatom tuos pinigus ir ten pagražinam, ten reikia apsaugą, vienu žodžiu, ir tualetas ten neveikiantis reikia padaryti veikiantį ir būtų visas tas pastatas būtų tai meno galerija ir viršui, ir apačia. Šią savaitę Marijampolėje apsilankiusi mecenatė Beatričė Kleizaitė Vasaris susitiko su savivaldybės vadovais, architektais, apžiūrėjo, kaip kuriama būsimoji galerija. 2 sienos ir vaklinos, kur labai gražiai galima ant sieną eksponuoti. Čia po balkono, kabinant
vamzdį neapdaičio plieno ir prie jo gali keičiant kabinti. Tai būtų 2 sienos. Bet dabar šitos 2 yra langai. Bet žinokit, kad yra šitos pedestalus skulptūrom. 8. Tai va tada, ir va čia vicemero buvo mintis, kad gal panaudoti molbertus, o su jais gali labai mobiliai ir pasukti, ir pakreipti, ir išrikiuoti, žiūrint kokią ekspoziciją, ar daugiau paveikslų, ar mažiau, ar skulptūra kažkokia atsiranda. Ir tada va apšvietimui mes manom va šį čia va pakabinti, aš net planiuką atsinešus, pakabinti ant troselių, bėgelius su kreipiamais prožektoriais. Planuojama, kad naujoji menų galerijoje Marijampolėje duris atvers balandžio mėnesį. Lietuvoje vyks jau 14 suaugusiųjų švietimo savaitė. Jie šiemet globoja Meilės Lukšienės švietimo centras. Todėl startas suaugusiųjų švietimo savaitės renginiams buvo duotas Marijampolėje. Marijampolėje vyko nacionalinis suaugusių švietimo savaitės atidarymo renginys. Mat 14-ąją suaugusiųjų švietimo savaitę globoja Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras. Suaugusiųjų švietimo savaitę Lietuvoje organizuoja Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija, bendradarbiaudama su Švietimo ir mokslo ministerija, Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centru, įvairiomis suaugusių švietimo institucijomis bei organizacijomis. Šiemetės savaitės tema – suartėjimai nuo asmeninės savasties link Europos piliečio. Kadangi šie metai yra paskelbti ir tarmių metais, todėl didelis dėmesys savaitės metu bus skiriamas tarmių puoselėjimui, šnektų, protarmių šventei, taipogi paskaita apie asmeninę savastį ir vertybių integraciją į Europą skaitys etnologas, istorikas, Lietuvos Edukologijos universiteto profesorius Libertas Klimka. Pasidalinsim patirtimi apie asmeninės savasties ir pilietinio sąmoningumo iniciatyvas. Pagaliau bus apdovanotas 2013 metų andragogas, bus apdovanoti patys tokie ryškiausi projektai, kurie buvo vykdomi pilietinio sąmoningumo ugdymo žmonių asmeninės savasties, tapatybės, savęs atradimo srityje. Renginio metu buvo pristatoma ir interaktyvi ekspozicija Įvairovės kelias, parodanti kultūrinę Europos šalių įvairovę. Apklausos apie galimybę būti savimi ir Europos piliečių rezultatus pristatė Mykolo Romerio universiteto studentai, o Edukologijos universiteto profesorius Libertas Klimka susirinkusiems priminė Lietuvos istorijos vingius ir kitus ypatumus, kuo turime didžiuotis ir neprarasti savo savasties Europoje. Šiandieną ir yra ta tema, kuri parodo, kuo mes esame unikalūs, kokios mūsų vertybės ir kaip tos vertybės integruojamos Europos Sąjungoje. Galbūt, jeigu kalbėsime šiandien apie tarmes, vadinasi, mes esam savo vertybių puoselėtojai. Ir tikiuosi, kad tikrai neprarasime tol, kol kalbėsime apie tai, tol, kol šnekėsime savo kalbą, tol, kol žmonės nagrinės savo tapatybę, savo savastį ir panašiai. Valstybinė mokesčių inspekcija paskelbė 100 didžiausių skolininkų, kurie nesumokėjo pridėtinės vertės mokesčio. Tarp jų ir 2 Marijampolės įmonės. Apie tai interviu su Marijampolės mokesčių inspekcijos viršininke. 100 didžiausių skolininkų, kurie nesumokėjo pagal paskutinę pridėtinės vertės mokesčio deklaraciją deklaruotų mokesčių, yra bendrovė Arvirko, laiku nesumokėjusi 120 000 litų, ir Mantinga Food, kurios skolos siekia 82 000 litų. Šitame sąraše, kurį mokesčio administratorius skelbia po kiekvienos pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos pateikimo termino, nes sumokėjimo terminas yra tas pats kaip ir deklaracijos pateikimo, praėjus 10 dienų yra formuojamas 100 didžiausių Lietuvos nepriemokininkų sąrašas. Į sąrašą pagal paskutinę pridėtinės vertės mokesčio deklaraciją yra patekę tik 2 Marijampolės apskrities įmonės, todėl tai nėra ženklu. Šiuo sąrašu norėta parodyti tiesiog viešai, kad tiek
galimi partneriai, tiek visuomenė tiesiog pastebėtų ir pasižiūrėtų tuos mokėtojus, su kuriais galimai jiems tenka bendradarbiauti. Tai čia tas viešas skelbimas, tokia kaip ir drausminamoji priemonė, tiesiog parodyti, kokie mokėtojai tai yra. Šiuo atveju tie 2 mokėtojai tai yra mūsų įmonės Arvi Irko ir yra Mantinga Food. Paskelbimo metu jos buvo, tačiau šiandien dienai viena iš bendrovių jau yra periminėje, tiesiog dukterinės įmonės turi galimybę perimti skolą, tai tos skolos jau praktiškai nebėra. Kita taip pat moka, nes galimybės tiek sudaryti mokesnės paskolos sutartį, tiek atsidėti mokėjimus įmonėms yra ir jos labai greitai reaguoja, patekę sąrašus. Tai nėra įmonės, dėl kurių reikėtų imtis kažkokių tai ypatingų veiksmų. Anot mokesčių inspekcijos vadovės, viena pagrindinių vėlavimo sumokėti mokesčius priežasčių – laikinas apyvartinių lėšų trūkumas, dėl kurių įmonės negali panaudoti visų savo pajėgumų ir tinkamai vykdyti veiklos. Vakar buvo minima pasaulinė diabeto diena. Diabetas plačiai paplitusi liga ir visoje šalyje ir Marijampolėje. Mūsų apskrityje užregistruota apie 5000 sergančiųjų. Jais rūpinasi ir aktyvę šviečiamąją veiklą vykdo klubas Diabetikas ABC. Pasaulinė diabeto diena lapkričio 14-ąją minima nuo 1991 metų. Norim atkreipti dėmesį, kad labai daug pasaulyje serga cukriniu diabetu ir kad jinai būtų kontroliuojama ir kad išvengtume komplikacijų. Mūsų klubas taip pat mini šią dieną ir jau eilę metų mes atliekame gliukozės patikrinimus visuomeniai. Taip pat daliname šviečiamąją literatūrą, o lapkričio jau tą 14 dieną švenčiame pasaulinę diabeto dieną. Jos metu sulaukėme tikrai daug svečių iš savivaldybės, taip pat atvažiuoja ir iš firmų atstovų, kurie mums padeda. Marijampolės klubas vienyje 150 žmonių, nors sergančiųjų yra kur kas daugiau. Sergamumas diabetu didėja visame pasaulyje. Lietuva, taip pat ir Marijampolė neišimtis. Paskutiniais duomenimis tai Lietuvoje serga 105 000, mūsų Marijampolėje 3 000, o Marijampolės apskrityje 5 000, bet čia yra tik tai, kurie yra fiksuoti jau, kur užregistruoti, o labai daug yra, kurie tiesiog nešiojasi tą lygą ir išaiškėja tik tai, kai būna jau tos labai komplikacijos, o komplikacijos mūsų tikrai yra labai sunkios, tai ir amputacijos, ir aklumas. O ir gyventi su šia liga nelengva. Pirmiausia, tai prasideda nuo savikontrolės. Pirmiausia, tai atsikėlus, ką aš darau, tai pasitikrinus cukraus kiekį kraujuje, o po to reikėtų, aišku, jeigu turėtumėm galimybę, turėtumėm pasitikrinti ir prieš pietus, ir vakare aš taip pat labai stengiuosi pasitikrinti tą cukraus kiekį kraujuje, nes tai man labai svarbu, kad neužėtų hipoglikemija. Aktyvę švietėjišką veiklą vykdantis klubas padeda sergantiesiems, moko, kaip sergant diabetu gyventi kuo įprastesnį gyvenimą. Mes norime, kad ne tik tai daugiau sužinoti, kurią informaciją gauname iš diabeto asociacijos, bet taip pat, kad palaikytume vieni kitus, nes sergančiam labai yra svarbu tasai bendravimas, žinių perteikimas. Mūsų klube taip pat yra ir žmonių, kurie jau nebegali mūsų klubą ateiti, tai mes stengiamės juos aplankyti, suteikti tą žinias, naujausią informaciją. Noriu pasidžiaugti, kad dabar pas mus veikia diabetos pėdos kabinetai, kur dirba mūsų slaugytojos seselės, kurios tikrai kiekvienas sergantysis diabetu gali kreiptis. Tik tai reikalingas yra siuntimas iš šeimos gydytojo. Dar mes vykdome tokią mitybos mokymą. Mūsų seselė Birutė Marčiukaitinė moko teoriškai, o mūsų klubo veiklo yra tokia praktiška. Mes turim Elvyrą Lickienę, kuri čia veda tokius užsiėmimus, mes tiesiog sveriame ir kad kiekvienas įsivaizduotų, kiek duonos vienetų mes suvalgome.
klubas organizuoja seminarus suaugusiems vaikams ir jaunuoliams, dalinasi gausybę naujausios literatūros, dalyvauja įvairiuose renginiuose, o neseniai tapo nugalėtojais net ir respublikinėse sporto varžybose.